Labą rytą. Ilgai pasiplanavę, nusprendėm palikti Lenkijos Zakopanę, keliausim į Slovakiją. Norim apžiūrėti urvus, ten yra dar urvų muziejus, gal ir ten iššoksim. Papusryčiavom, apsiprausiam ir jo, lendam į kelią ir važiuojam. Jau. Toks vaidėlis. Ate. Čiau, čiau. Atvažiavom. Labai keista vieta prisiparkuoti, tiesiog random, reikėjo nuvažiuoti biškį nuo kelio. Nelabai daug informacijos čia padaryta, bet kaip suprantu, reikia eiti ten. Tai tą ir pabandysim, manau. Pamiršau paminėti, kad mes Slovakijoje jau. Pasakiau užkart, kad ten varysim, bet nepasakiau, kur mes esam. Ir nusprendėm su Mantvidu čia ilgai neužsibūti, varysim į Čekiją. Norim į Prahą, ten daugiau laiko praleisti. Būtent dar vieną alaus daryklą nuvarysim. Gal dar kokį dar vieną olą surasim. Ir šiaip dar kokį miestą pasižiūrėti. Mes truputėlį užkandam, kad jeigu būtų. Nežinau, man kiek didumo ta ola. Ar ten aplamai normali ola, nes ten yra muziejus parašytas. Tai nežinau, reiks nueit pasižiūrėti. Vėl truputėlį keliuko per miškelį. Gal taip ramiai pasivaikščiosim iki urvelio. Čia vla. Čia kažkas greitai ką tik sudėjo. Kur? Nežinau. Ar jisai uždarytas? Atėjom iki tikslo, tačiau dėja tikslas uždarytas. Nežinau. Labai įdomi mūsų šiandien diena klostosi. Turėjom po urvus pasivaikščioti, atvažiavom prie vieno. Tai kaip ir matėte, jame nelabai daug ką pamatėm. Tai nusprendėm važiuoti link Čekijos į Brno miestelį. Brno. Karas, nežinau kaip miestelį. Brno tiesiog. Brno. Tai va, galvojom pakeliui užsuksim į parduotuvę kokią nors, užsipirkti lauktuvių galbūt. Tai tiek prisipirkom netyčia, kad teko visą mašiną susitvarkyti, nes nebetilpo. Ir dabar pagal idėją jau turėtume važiuoti link Čekijos. Nu ir ten jau pažiūrėsim, ką bus galima pafilmuoti.
O į urvus, manom, ten yra už Prahos. Pavažiavus šiek tiek, va ten yra dar keli urvai, tai idėjos pačios nenumetam, tiesiog jie perkeliam į kitą vietą. Tai va, važiuojam. I never see the lights out. They get me overdrive. Fancy on a fast car. This is how you make me feel. Don't stress me now. I got the overdose. I'm feeling it in my bones. And if you say that I'm lying to you, these habits are killing me. I wish I could fall asleep. The problem is you. Dabar esu visiškai 100% įtikintas, kad aš esu atostogas. O man sesė paskambino, atvažiavo pas mane į butą pamaitinti katiną, nes sužadėtinė irgi išvykusi. Ir klausė, koks durų kodas. Žinokit, neatsimenu iki šiol. Negaliu atsiminti. Tai netgi džiaugiuosi, nes dabar jau tikrai atsipalaidavęs. Nieko neatsimenu. Labai gerai. Nuostabu. Važiuojam! Tai va, žodžiu, atvažiavome į Čekiją, esam Brono mieste. Greit. Pirmas išgėsimas Čekijai. Tai numušė mintį. Esame Čekijai. Atvarėme į prekybcentrį, nuėjome į McDonald'ą, pragavom jų McDonald'ą. Dabar varome į viešbutį. Pirmą kartą per mūsų kelionę mes išsinuomavom viešbučio kambarį. Pusiaukelį, tai. Tai va, 5 naktis miegojo mašinai ir visai nesiskundėm. Bet mes jau biškai esam pasilgę ir normalaus apsiprausimo, ne tik ežerų, viešų šaltų ledinių dušų. Jo, vat norisi jau taip normaliai šiltą dušą biškai apsiprausti. Ir tikėkime greitai viską susiruošėm ir galbūt išeis šį vakarą dar nueiti barus, išgerti jų vietinių sulčių ir pažiūrėsim, kokie užkandžių turi. Važiuojam! I was going to write you a letter. When I turned the page, I'd have the courage, yeah. And it's tough to let go even after all of this time. Pirmas užėjimas į kambariuką. Yra. Kol mes išaiškinom, kad mums reikia 2 skirtingų kaldrų, kad jūs įsivaizduotumėt, blemba. Gerai, tai va toks turiukas, kas čia mums paliko. Tai turim augaliuką, turim plačią ekranį televizorių, turim vandenuką, 2 puodelius kavos arbatos, servetku. Taip, va, šiaip čia 2 lovos, mes jas galima biškai išskirti. Sofka, jeigu kažkam nepatogu ant lovos miegot. Realiai turim vėjelį, turim telefoną, 2 lemputės. Kur čia praeiti, blemba? Čia fake langas. Fake langas. Ir toks vaizdelis. Šiaip čia gatvė ir važiuoja tramvajai. Tačiau, kiek skaičiau, tai problemų nesukelia, kas čia parašyta. Tondach. Toks vaizdelis. Tai kiek vat skaičiau, kaip sakau, nesigirdė. Nežinau. Tai aš darai šiaip tik iš tiesų nesigirdė. Taip, čia turim pasikabinti dalykų, čia turim spintą, čia... Kas čia? Kas čia yra? Čia kėdė? Aš žinau, man įstabė. Išsiaiškinsim. Taip, turim tulikenzą.
gyvatuką, kriauklę, dušą, turi mane, lempą. Ką čia radai? Siuvimo rinkinukas. Bliama kaip reikėjo. Gerai. Jisai kelionės metu dar Lenkijos susiplėšė šortus per klyną, tai teko jam pasikeisti. Valymo rinkinį batam. Eik tu. Gerai. Nepagalvojau, kad būna viešbučias. Turim nematomą kėdę. Tai va kambariukas. Kiek čia man atrodo 17 kvadratų. Vėl neužteks. Reikia dėl skalbyklo. Šiaip labai aukštos lubos. Biškis skilinėja, bet šiaip normaliai. Už kambarį mes sumokėjom 1380 čekijos kronų, tai čia 58 eurai. Tai va. Turim. Nori šviesą. Lempočki. Gerai. Gerai, mes einam daiktų atsinešti. Ai, dar paklausėm parkingo vietos, visos užimtos. Tai reikia susimokėti už parkingą nakčiai. Varom dabar iki mašinos pasiimti daiktų. Ir sugrįžtam. Jo. Tai aš už čia vat padedu, toj pakelsiu. Tai va, grįžom. Karšta be galo stipriai. Pasidėjom savo daiktus. Reikalą, sen, nepataikiai. Aš nesėmiau tik pasidėti. Tai dėk ten į vietą. Mes spėjom, kad čia galima batus pasidėti patogiau, užsidėti. Tai mes čia laikysim savo batus. Tikriausiai tam ir skirta, bet gal ir ne. Dabar mes eisim praustis. Jo. Kaip gerai, jūs net neįsivaizduojate. Pasme, čia nebuvo labai geras dušas, čia toks slėginis, ten paimgi vandenį ir taip biški net suskausta oda. Tačiau buvo labai gera apsiprausti. Varmontis eis apsiprausti. Susirašėm ir, man atrodo, jau radom vieną pubą, kuris dirba iki 1 nakties, tai ten eisim. Paragausim jų sulčių. Ir. Nu ir tada jau namo. Į viešbučio kambarį. Miegoti. Rytoj turim iki 10 ryto išeiti. Ir toliau savo kelionę tęsim. Galvojame į Broną nueiti į prekybos centrą. Apsipirkti, apsižiūrėsim patį miestą ir tada, nežinau, žiūrėsim, ar čia dar, nemanau, kad čia liksim, bet tikriausiai keliausim jau į Prahą. Dabar yra po 11 vakaro, taip ramu, tik Mantvydas vaikščiot nemoka, o šiaip tai viskas labai ramu, labai gražu. Nuvėjome į pirmą bariuką, kažkur va ten vat. Pasirodo, ten negalima susimokėti su kortele. Tai sukrapštėm lietuviškų eurų, europietiškų eurų. Palikom pakankamai dosniai arbatos, bet galvojom, pasiieškosim kito baro, kur kortelė priima, nes eurai pasibaigs, mes neįsėmė grinųjų. Tai atėjome kažkokį. Va, tokia vietelė. Na va, šitas bariukas turi kur kas geresnį vaibą. Čia žmonės švenčia kažką. Jau keliaujam link savo kambariuko. Tai va, pirmam bare pabuvom, nelabai buvo koks vaibas, tai persikėlėm biškį į kitą pus gatvės. O, džinks. Džinks. Ir mes sėdėjom, gėrėm sultis ir ten per langelį matėsi žmonės, kurie tiesiog dainuoja, ten šoka, ten muzikuoja, ten toks geras vibes buvo ir nesusilaikėm, biškį pafilmavom ir pamatėm, žinot. Ir tiesiog atėjo vienas žmogelis, sako, aš mačiau, kad jūs mus stebit ir panašiai, tai jeigu norit prisijunkit, bet sako, viena taisyklė, turėsit dainuoti. Tai kažkaip labai sunkiai, bet susikalbėjom su vienu žmogeliu, labai keistas žmogelis, bet labai malonus. Susiradom lyrikus, kažkaip pabandėm padainuoti, pakalbėjom apie istoriją ir panašiai mūsų šalies, taip, kažką panašaus kaip Lietuvos ir Čekijos bendrą istoriją, ką mes turim bendro. Papasakojo, ką nuveikti Prahoje, kur galima būtų miegoti ir kur galima būtų nemokamai miegoti, kas mums tinka biudžetiniai kelioniai. Tai va, labai buvo geras vaibas.
Geras vakaras, Labai tikrai. gerai, labai. Dedu pliusą, drąsiai. Tai va dabar keliaujam į viešbutuką. Galbūt kažką susikelsiu į Instagramo storius. Aš nežinau, kaip aš šitos video kelsiu, bet jeigu aš jau esu įkėlęs kažkiek video, tai su Instagramą paliksiu ant Mantvido galvos. Va čia. Tai va, pasekite. Kažką įkelsiu galbūt. O po kol kas pasidžiaugsim labai smagių takelių iki viešbučio. Šiaip čia labai keista, jau yra 1 nakties, mašinos važinėja, bet iš tiesų labai ramu. Man atrodo, dėl to, kad aš kalbu garsiai, tai aš esu garsiausias. Prasivaikščiom daugiau nei turėjom, biškai užsikalbėjom visiškai, praėjom viešbutį, bet ten kokias 2 minutės. Mantvydai, sakyk labanakt. Labana. Koks dilėjus buvo. Nes aš be kelnių buvau. Tai.